Kai vykdysime analizę susikurtos aplikacijos pagalba, mes darysime parinktis aplikacijos dimensijose. Todėl visada yra gerai žinoti, kokios esamos parinktis yra tuo metu. Tam tikslui susikursime objektą, kuris rodys esamas parinktis. Spraktelėsiu dešinę pelytės klavišų tuščioje lapo vietoje ir pasirinksiu komandą New Sheet Object Current Selection Box. Atsidariusiame lange pakeisiu objekto antraštę esamos parinktys bei stulpelių pavadinimus Fields, laukai, Values, reikšmės. Objektų išsaugojimui nuspausiu mygtuką OK. Pakeisiu objekto padėtį lape. Pasižymėsiu jį ir aukščiau esantį objektą ir pasinaudojęs lygiavimo įrankių juostą išlygiuosiu juos pagal dešinę kraštinę ir nustatysiu standartinį atstumą tarp jų. Nuspaudęs klavišų kombinaciją Ctrl+S išsaugosiu pakeitimus. Patikrinkime, ar veikia klikvių asociatyvinis duomenų modelis ir ar atsispindi naujai sukirtame objekte esamos parinktys. Pasirinksiu 2007 metus. Kaip matote, naujai sukurtas objektas iš karto atspindi mano padarytą parinktį. Sureagavo ir kiti parinkčių objektai. Galiu matyti, kad 2007 metų tik 2., 3. ir 4. ketvirčiais buvo operacijos. Analogiškai tik 6., 7., 8. iki 12 mėnesio buvo operacijos. Sureagavo ir savaitės dimensija ir tos savaitės, kada operacijų nebuvo, užsidegė pilkai. Datos dimensijoje matome, kad aktyvios liko tik 2007 metų reikšmės. Galime matyti, kad 2007 metais tik 2 pirkėjam buvo parduotos prekės ir operacijos buvo atliktos tik pardavimų padalinyje. Reiškia, klikvių asociatyvinis duomenų modelis veikia. Išvalykime padarytas parinktis.